Sveiko maisto šventė yra tas renginys, kurį mes puoselėjam labiausiai, vienas iš didžiausių mūsų renginių, į kurį kviečiam susiburti ne tik tai tuos jau, kuriem įdomu sveika mytyba, sveikas maistas, arba tie, kurie galvoja, kuo nustebinti savo šeimą kiekvieną dieną ir kaip galima sveikiau, bet ir tuos, kurie tik pradeda domėtis, kuriems dar labai daug kas neaišku ir jie norėtų susirasti draugų, bendraminčių ir gauti įkvėpimo. Sveiko maisto šventėje šiais metais yra vienas dalykas, kuris ir mane intriguoja, tai yra sveiko maisto stalas, prie kurio mes galėsime susėsti visi bendrai. O kitos likę dalis, jos yra tradicinės, tai konkursas, komandų konkursas, kurios šiais metais varžysis desertų mūšio tematikoje, konferencija, kurioje bus galima išgirsti praktikų patarimų, ne tik tai teoriją žinančių, bet ir savo šeimose taip gyvenančių žmonių pasidalinimų ir užsiėmimai vaikams, kuriuose bus gausu ne tik žinių apie sveiką gyvenimą, bet bus galima paragauti, pačiupinėti, padaryti kažką iš maisto, su maistu, iškepti duonos, paragauti arbatų, žaliosios močiutės vaišių ir panašiai. Tai va, tai labai laukiam atvykstant į mūsų renginį, kad galėtumėm pabendrauti ir draugauti.